Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video, taigi toliau apžvelginėjame rinkas, apžvelgime svarbiausią informaciją, šiandien bus šiek tiek politikos ir gana svarbus, kaip visada, dalykas, apžvelginėjame tik svarbiausius dalykus šiame kanale, taigi spausk subscribe, nieko nepraleiskit, viskas greit keičiasi, viską analizuojam ir viską stebim kartu, tai irgi pasižiūrėsim, kas dabar vyksta, tai kaip matom, kad situacija kol kas yra tiesiog, kad realiai visos rinkos yra korekcijoje. Tai nieko nuostabaus realiai, nes jei mes pasižiūrėsime Bitcoiną, tai jis yra seniai pralaužęs labai stiprų suporto lygį ir nebuvo taip, kad jis pralaužė ir čia buvo feikiautas ir sugrįžo atgal į viršų, bet kaina pralaužė šį suporto lygį ir kol kas panašu, kad liks apačioje. Tai galbūt mes turėsime kažkokį lower high, tai yra žemesnė aukštuma ir tada gali būti, kad korekcija tęsis į apačią. Tiksliai, kaip visada, nieks nežino, ar gili bus korekcija, ar negili, nes tai priklausys nuo makroekonomikos, nuo naujienų, nuo investuotojų pasitikėjimo ir taip toliau. Tai kol kas matome, kad yra korekcija. Tai irgi ši korekcija nieko naujo, kaip ir minėjau, kaip ir visada dar per video paminiu, kad tai nėra kažkas, kas yra tik kriptovaliutų rinkoje, mes matom, kad ir akcijų rinka daro didelę korekciją, nes šiaip pasižiūrėkit, kas buvo prieš tai, kol dar buvo Bideno administracija, po truputį ėjom į viršų ir viskas buvo gerai, o dabar mes jau užstrigome šioje konsolidacijoje ir ne tik užstrigome, mes nebejudam į viršų, bet mes dar ir po truputį judam į apačią, tai reiškia irgi pralaužinėjom štai šį suporto lygį. Tai irgi, ar ilgai čia būsim, nėra aišku, bet tai parodo dabartinę ekonominę situaciją irgi, jeigu pasižiūrėsim į Nasdaq, irgi matome, kad prieš tai mes kilom į viršų, dabar mes jau nekilom į viršų. Mes irgi, forma visur ta pati, kaip ir S&P, ir Nasdaq, ir Bitcoinas, realiai yra toje pačioje formoje, arba konsolidacija, arba lėtas toks kritimas į apačią. Tai iš esmės vyksta korekcija finansinėse rinkose. Ar Trumpas dėl to kaltas? Kažkiek taip ir ne. Nes Trumpas su tarifais visokiais dabar vyksta trade wars vadinami, tai ten uždeda Kanadai tarifus, Kanada uždeda atgal, tada jis juos atšaukia, tada uždeda Kinijai, tada atšaukia, tada uždeda ir taip toliau, tada Kinai atgal uždeda, vyksta tarifų karas ir tai yra labai blogai rinkoms, tai yra toks didžiulis nežinomybė tiesiog rinkose ir tai viena iš priežasčių, kodėl dėl Trumpo viskas krenta, o kita priežastis tai yra centrinis bankas. Jis yra nepriklausomas nuo Trumpo ir Trumpas norėtų tai padaryti, kad būtų daugiau stimulo ekonomikoje, kad viskas eitų į viršų, Amerika dominuotų, bet centrinis bankas neklauso prezidento, jis neprivalo klausyti, jis daro savo ir mes dabar matome pasiekmes, kadangi buvo labai tokia suvaržyta ekonomika ir vis dar dabar rituliuojasi pasiekmės tos ekonomikos. Tai irgi. Dabar prieš judant į kitas naujienas, irgi labai svarbus dalykas, ką norėjau pasakyti, kad apie mokymus, tai vis dar galioja mokymams didelė nuolaida, tai reiškia dažniausiai būna apie 325 eurų kaina, dabar yra nuolaida, galite įsigyti mokymus, jeigu norite suprasti, kaip analizuoti rinkas, kada investuoti, kada pirkti, kaip prekiauti, kaip naudotis visomis šiomis platformomis, kaip aš naudoju, tai yra tikrai pažangiausi Lietuvoje mokymai, realiai tiesiog edukacija žmonėm jau yra profesionali edukacija su labai daug pamokų 9 skyriais apie rinkas, kaip užsidirbti, kada investuoti, rinko psichologija, techninė analizė ir taip toliau. Tai irgi vyksta šiuo metu nuolaida, tai pasinaudokit nuolaidą, nes po to vėl, kai rinkos truputį atsigaus, tada vėl žmonės jau eis tada mokytis, kai jau bus šiek tiek vėlu, tada jie visi mokės didesnę kainą. Tai dabar yra nuolaida, tai irgi. Jei svarstot išmokti viso šito amato, tai čia yra geriausia vieta tą padaryti. Tai eikit į amberkriptovaliutos.lt arba linkas bus aprašyme. Tai dabar einam į pirmas naujienas. Kaip žinote, Trumpas savo kandidatūroje sakė, kad jis yra kriptovaliutų čempionas. Jis buvo Bitcoino konferencijoje ir jis realiai perskaitė, visus svarbiausius dalykus, ko nori kriptovaliutininkai. Tai reiškia Bitcoino rezervo, ten, kad Gary Gensler išeitų iš SEC, nori reguliacijų ir taip toliau ir tiesiog visiems visko primalė ir taip toliau, kad jis viską supranta ir taip toliau. Ir dabar vis išeina tokie labai įdomus dalykai, kurie parodo, kad iš tikrųjų Trumpas nieko nesupranta apie kriptovaliutas ir jam visiškai nėra tai įdomu. Ir iš tikrųjų, nes čia irgi, pavyzdžiui, čia pasirašo apie šitą tipo, pasirašo, kad įvyks rezervas, bet kas yra įdomu, tai yra ką jis sako. Aš kai paleisiu, dėja nebus garso,
dėl to, kad prijungtas mikrofonas, bet iš esmės jam čia dabar aiškina, kad sako, čia yra Bitcoino rezervas ir taip toliau, ir jo atsakymai yra labai įdomus. Pavyzdžiui, jis čia atsako, jei tu tuo tiki, tai galbūt taip ir yra, ar kažkas tokio, čia nėra tikslus vertimas, bet esmė tokia, kad jis sako, kad aš nelabai suprantu, jeigu tu taip sakai, tai taip turbūt ir yra. Ir aš pagalvoju, tai yra labai logiška, nes visi galvojom, kad Trumpas bus kriptovaliutų čempionas, bet iš tikrųjų tai jis yra verslininkas, milijardierius, jis valdo Ameriką, valdo šalį, tikrai yra svarbesnių dalykų nei kriptovaliutos. Manau, kad jis jomis visiškai nesidomi ir nelabai iš tikrųjų jas išmano. Galbūt kažkiek, kas tai yra, bet nemanau, kad giliu leveliu. Jam yra svarbiau bendra akcijų rinka, pagalvokit, kiek yra Amerikai problemų, jie kariauja tuose tarifuose ir taip toliau, o čia dabar galvoti apie kriptovaliutas, tai akivaizdu, kad jis parodo, kad jis nenusimano. Ir čia ne tik dar vienas toksai, apie rezervą dar grįšim, bet trumpai apie Trumpą. Čia irgi dabar buvo toks penktadienį tipo summitas, kažkoks susirinkimas kriptovaliutų, kur Trumpas surinko didžiausius atstovus kriptovaliutų rinkos Amerikoje į summitą ir esmė tokia, kad tiesiog jisai pašnekėjo kažką ten, kažkas dar kitas pašnekėjo ir baigėsi ten tas streamas ir viskas. Tai buvo irgi daug tokių nusiskundimų, kas įvyksta ir čia irgi. Žodžiu, ką jis čia sako, tai irgi ten jis kažką sako, kad kriptovaliutininkai sako, kad niekada neparduok savo bitkoino, galbūt tai gal ir tiesa, o galbūt ir netiesa, kas žino. Ta prasme parodo, kad jis nes nesupranta tiesiog. Ir čia irgi tokie komentarai, kad he doesn't give a fuck, tipo, kad iš esmės jam visiškai nėra svarbu ir tai yra tiesa. Jis vykdo savo pažadus, bet tai irgi nėra labai svarbu, nes jis turi žmonės, kurie yra už tai atsakingi. Ir jie daro tvarką, ir jie jam pasako, ir jis jų klauso, ir viskas yra dėl to gerai, bet tiesiog dauguma žmonių galvoja, įskaitant ir mane, kad jis šiek tiek daugiau nusimano apie kriptovaliutas, bet panašu, kad jam visiškai nėra tai aktualu ir įdomu. Jis dabar, aišku, daro geresnės reguliacijas ir taip toliau, kas yra gerai, bet apie patį jo nusimanimą panašu, kad jis beveik nieko neusimano iš to, kas yra labai įdomu, nes visi galvoja, kad jis bus kriptovaliutų čempionas ir taip toliau. Tai irgi dabar apie patį rezervą. Čia yra visiškai ne tas rezervas, ką visi galvoja. Ir jis pasirašė, žodžiu, esmė toje, kad prezidentas negali pasirašyti strateginį rezervą už visą šalį, kad šalis pirktų kažkokią, tarkim, kriptovaliutą. Jie negali tai padaryti, tik prezidentas negali to padaryti. Jie turi eiti per kongresą, turi būti daug patvirtinimų, nes kad kažkoks naujas dalykas būtų strateginiam Amerikos rezervė, tai yra labai labai sudėtingas procesas ir jau tada, kai buvo daug kalbų, kad bus tas strateginis rezervas ir toliau, jau tada daug analitikų, kurie iš tikrųjų yra protingi, analitikai sakė, kad tai nėra taip paprasta ir greičiausiai to nebus ir iš tikrųjų mes matom, kad taip ir nevyksta. Ką prezidentas Trumpas gali padaryti, tai pasirašyti kabutėse Bitcoin strateginį rezervą, ką tai reiškia, kad šiuo metu vyriausybė jau turi 200 000 bitcoinų iš Silk Roado, iš esmės iš konfiskuotų dalykų, iš nusikaltėlių konfiskavę 200 000 bitcoinų. Tai šis strateginis rezervas tiesiog reiškia, kad jie jų neparduos, kas irgi yra gerai, nes praeita administracija kažką ten buvo pradėję mąstyti apie, kad parduotų šios bitcoinus. Tai esmė, kad šis rezervas reiškia, kad tiesiog nieks nepasikeis realiai, nieks nepasikeitė, yra tie rezervai ir jie liks. Tai kaip ir gerai, nes jų gal neparduos, neatsiras kažkoks didelis pardavėjas rinkoje, bet iš esmės tai visiškai nieko neįvyko. Dėl to rinka ir nelabai reaguoja, nes visi šie rezervai, jie dabar nieko nereiškia, kol kas jie nepajudina rinkos. Tai tiek apie šitus rezervus judant toliau, tai yra daug pinigų rinkoje, yra daug stablecoinų, mes matome, kad stablecoinai stabiliai juda į viršų. Matome, kad akivaizdus trendas judėjimų į viršų, dabar ties kovo pabaiga ir pasižiūrėkite, ir USDT daugiausiai, ir USDC, irgi kitos stablecoino, yra trendas į viršų, reiškia pinigų rinkoje yra. Tiesiog nėra tie pinigai dabar naudojami rinkoje, nes investuotojai bijo, kas yra suprantama, dėl to mes matome, kad kyla šitas USDT dominance, jis po truputį eina į viršų ir akivaizdu, o kam iš tikrųjų dabar dėti į rinką pinigus, jeigu yra tokia didelė nežinomybė. Ta prasme, būtent šiuo metu ir dėl to dauguma investuotojų pasaulio šiuo metu yra labai atsargus ir nedada daug pinigų į tai. Bet kas yra svarbu? Kad dabar, kai nukrito doleris ir taip toliau, Kinija toliau pradeda stimuliuoti ekonomiką, spausdinti pinigus, didžiulius package'us, tiesiog tiesiai pinigų bazuką į ekonomiką, kas dažniausiai būna labai, labai bullish visom rinkom ir dabar jie tą gali daryti, nes doleris krenta ir iš esmės, kad
dar China atrakino didžiulį, nu, iš esmės stimulo paketą trečiadienį ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, iš esmės Kinijoje prasta situacija ekonominė, labai prasta ir jie turi spausdinti pinigus, kas yra juokinga, nes jie turi sukelti infliaciją, nes jau tuoj bus defliacija pas juos, tai jiems reikia daugiau spausdinti pinigų, kas galiausiai kažkada sugrįž į rinką. Turbūt ne iš karto, nes pagalvokite, rinkoje tokia prasta situacija ir tiesiog dabar nėra žmonių susidomėjimo ir dėl tos trumpalaikės perspektyvos mes nežinom, kaip bus toliau, nežinom, kiek būsim. Gali būti, kad šitam channelį krentančiam dar pabūsim gana ilgai, gali būti, kad net būsim iki vasaros, nes vasara, žinot, kad toks periodas, kada daugam nelabai yra įdomu rinka, todėl gali būti, kad dar tikrai pabūsim šitame krentančiame channelyje. Tai kol kas tokia situacija ir dar trumpai apie nedarbingumą, irgi ekonomiką, tai išėjo nedarbingumo duomenys, kurie būna labai svarbus kiekvieną mėnesį ir iš esmės matome, kad nedarbingumas yra labai stabilus, apie 4%. Taip, jis dabar išėjo šiek tiek didesnis, 4, bet tai absoliučiai nieko nereiškia. Kol nedarbingumas nepasieks, tarkim, 4,5%, tol absoliučiai rinkai nerūpės. O nedarbingumo didesnio reikia, kad būtų daugiau palūkanų ir taip toliau, bet mes matome, kad ekonomika po truputį juda į apačią, vis atsiranda blogesni ir blogesni rodmenys su GDP ir taip toliau, Amerika, tai situacija tikrai pasikeis ir centrinis bankas bus priverstas irgi spausdinti daugiau pinigų ir tiesiog gelbėti ekonomiką. Tai va, tai tokia situacija iš esmės, viską maždaug apžvelgiam, kas vyksta dabar, mes matome, kad šitie visi rezervai, taip toliau, tai visiškai nėra svarbu. Dabar kas yra svarbu, tai investuotojų pasitikėjimas ir ekonomika ir taip toliau. Dabar su tais visais tarifais to tiesiog nėra ir kol kas dar nebus, bet nereiškia, kad nebus vėliau ateityje. Tai reiškia, kad nepagerės situacija vėliau ateityje. Taigi kol kas tokia situacija, tiek šiam video ir susitiksime kituose.